629 diena kelyje. Tikrinu, ar visą šmotkės susirinkau. Liktai viską. Jo, Indija. Atrodo, apart Indijos daugiau nieko nebeprisimenu, kur keliavus prieš tai. Džamu Kašmir regionas. Kiek bambukų čia. Gaminant dienos metu stengiuosi sustoti kartą, du, kažkur ramioj vietoj, biškį kvėpavimo pratimų, vėl nurimti. Čia Indijoje kitas syk taip įsisiautė į fantaziją, biškį nervus ištampa vietiniai, tai va taip nurimti, truputį atsipūsti ir labai gerai, padeda truputį psichologiškai. Atvyniau miestelį. Bandau atsisiųsti žemėlapį, prašiau žmogelę hotspotą. Dabar žiūriu, turiu ir kiaurą kamerą. Mano draugelis kažkur neins susisiekti, interneto nėra. Jis turi visas priemonės. Na, aš irgi turiu kaip susitvarkyti, bet mano labai prastos kokybės. Tai žiauriai ilgai trunk. Reikia pavažiuoti iš to miesto centriuką ir bandyti susilopyti. Kitaip mint nein. Šiaip netaip prisivėjau. Galėsiu susitvarkyti. Gal užteks tik tai pripūsti. Voila, prašau, dviratukas sutvarkyts. Kamera pakeista. Maniau, kad ten toks mikro gal plyšelis, skylutė, bet va, ką radau. Visą gražiausią adatą. Dabar dar biškį pasikrausiu telefoną, bateriją. Ir kažkur susirasti galbūt kavinukę, restoranėlį pasėdėti. Šiandien reikės vakaro pasikeisti stabdžių kaladėlės. Vos kelios dienas kely įsigijau tokias pigias, jog nuėstas iki dugno. Tai vėl sunku stabdyti. Bro, after whiskey driving risky. Tiesiog prastai skamba mano stabdžiai. Mini valgai. Dabar galvoju, čia grįžus į realią Indiją, kaip ilgai galėsiu pasėdėti viena. Dažniausiai visą laiką kažkas nori selfie. Dabar ką tik irgi porelį važiavo pro šalį. Norėjo pasifotografuoti. Kažkaip man tie selfie jau atsiboda. Tai kitas syk sakau, ne. Tai truko 1 minutę. Kad važiuotų kažkas ar... Kur važiuoji? Kuri šalis?
Tai čia be galo daug gražių paukščių. Na, aišku, prizuminti neina, kažkaip mėlyni sparneliai. Numečiau ten melioną žievę. Taip paukštuks nori paragauti. Nebijok. Nieko gera. What? 100. Šamdukas. There's nothing to record anymore. You feed yourself. Yes. It happens sometimes on the road if you don't have time to stop. And pee? Then you just pee in your pants. You just let go. Okay. And then this happens. Apsimyža. Ne, aš tik neapsimyža, nežinau dėl ko, bet apsilaisti. Bro, all will wait, better be late. Labai patinka man tie ženklai, tokie motyvaciniai, neskubėti niekur. Arbatėlės, pertraukėlė. Pavyko rasti normalų restoraną su internetu. Tai pavyko truputį pasižiūrėti maršrutą, kiek artimiausiom dienom teks numinti, sukilti. Viena diena panaši kita. Pameni, vėl laiks apsipirkti daržovių, sustot kažkur. Čia spaudž su cukranendrių sultis. Čia šopinimasi daržovių kioskelis, vaisių kioskelis. Vėl kalafiorą, agurką, kapustą, bananą, žodžiu, tas pats per tą patį. Ir vėl, kadangi per kaimas, žiūrovai po truputį renkas. Tie hindų dievai tai tokie kaip animaciniai veikėjai, filmuką personažai. Prakaitėlis varva. Na? Dabar ieškam stovyklavietę. Kur čia tą palapinę statyti? Kelelis link stovyklavietės. Na, čia kaip gražu. Papugėlės žalias skraido. O ten viena irgi tupi. Ramioj vietoj kaimelį. Iškai buvo reikalų čia nusileisti, rytoj bus reikalų užkilti, bet apsimok. Prie pagrindinę kelią nelabai ką pavyko rasti, teka pavažiuoti biškį į šoną. Toliau neįsiu tvarkyti stovelę gaminimui, tai gaminant savo mažiuką.
2 žmonėms čiučiut pastas ir belia kiek salotų. Dutch engineer. Olandų inžinierius nesugebs tvarkyti. Dutch engineer can't fix it. No? Yes, that's rightly said. You're supposed to study harder. Techninių kliūčių diena. Tai tas, tai anas. Nu, bet šiandien sugebėjau viską pati pasidaryti, ką reikėjo susilopyti. Pasikeičiau šiandien stabdžių kaladėlės, nes jau visiškai ten nestabdė. Biškį grandinę prasivaliau. Buvo intensyvi diena tikrai. Labai dažnai motoroleriai stoviniavo, daug klausimų, iš kur važiuoji, kur pradėjai. Didesnė populiacija čia ir tuo pačiu atsiranda daugiau smalsuolių. Ir kažkaip vakare taip greit faktų supiškinu. Šiandien, atrodo, virš 50 kilometrų. Ką dar pasakyti? Kada norit išgirsti? Tai jau rytoj reikės bandyti pakilti 5:30, pradėti anksti, kad nemint per karštį. Nes jo 9 arba 10 rytą ir jau prakaitėlis varvo. Šiandien visą dieną šlapia nuo galvos iki kojų. Ir dabar ką paskaitysiu knygą, parašliavosiu kažką ir jau reiks bandyti užmigti. Šiandien tokioj visai ramioj vieteliai, žiogai, svirpliai. Tai va, gerai, tam kartui tiek. Mes susitiksim sekančiam video, vėl neaišku kada. Tai va, ačiū mėlyje, kas žiūrit, kas sekat, kas palaikot, kas ir prisidedat. Tikrai su jumis keliauti yra žymiai lengviau. Gerai, iki sekančio.